Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Akūnos surengtos konferencijos dalyvius, žmonės, kurie pasiryžę tarnauti kitų žmonių sveikatai. Ir man ypač malonu kalbėti su žmonėmis, kurie užsiima vartojimo ir propagavimo produkto, kurį aš jau žinau daugiau negu 12 metų ir su kuriuo turėjau reikalo, kada rengiau pasaulio 1000 mylių bėgimo čempionatui savo tautietį kretingiškį Petrą Silkiną. Mes važiavome į Australiją dalyvauti 1609 km bėgime, tai yra 1000 mylių. Ir besiruošiant šalia vaisių, daržovių, šalia įvairiausių maisto medžiagų, kurias mes vartojame, taip pat mes naudojame ir štai šį puikų gėrimą, kuris tikrai prisidėjo prie to, kad Petras Silkinas pasiekė 10 pasaulio rekordų ir puikiai jautėsi, puikiai atsistatė po krūvių. Ir aš iki šiol įsitikinęs, kad tai yra iš tiesų vienas iš tokių pačių veiksmingiausių ir saugiausių maisto papildų, kurie gali padėti žmogui ne tik tai gerai jaustis, įveikti savo silpną energiją ir gauti daugiau jėgų ir taip pat turėti tokių galių, kad netgi laimėti pasaulio čempionatą. Taigi, manau, kad jūs neapsirikote, kad turite galimybę paragauti, pabūti kartu su šituo puikiu produktu, kuris vadinasi Elveo. O aplamai kalbant apie žmogų, apie jo sveikatą, reikėtų pasakyti, kad mes dažnai nesusimąstome, kad tai nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, o kartu tai nėra taip sudėtinga, kaip kartais mums bando pasakyti. Aš turiu minty, kad pats brangiausias turtas žmogaus sveikata yra pasiekiamas labai paprastu būdu ir tai reikia vieno dalyko, reikia kasdien skirti tam laiko. Aš žinau, kad daugybė žmonių neturi to laiko ir neskiria jo todėl, kad nežino ką, kaip, kada, kodėl, su kuo daryti. Tai aš norėčiau su jumis pasidalinti tą patirtimį, kurią sukaupiau dirbdamas Palangos sveikatos mokykloje per 20 metų. Per tą laikotarpį čia pabuvojo žmonių daugiau negu 30 000, ne tik čia, bet ir mūsų filialuose, kuriuos mes teigiame įvairiose Lietuvos kampeliuose, pradant atokiausiais tokiais kaip Lazdijai, Alytus, Visaginas, Ignalina, ir baigiant artimesniaisiais kaip čia Šventoji, Neringa, Kretinga ir daugybė tų vietų, kuriuose mes rengėme savo mokyklas, kurios truko nuo savaitės iki 3 savaičių, mes iš tiesų pasiekėme labai gražių laimėjimų, kuriais jau šiandien galime drąsiai dalintis su žmonėmis, kuriems to reikia. Tai kadangi žinau, kad jūs čia susirinkę siekdami ne tik taip padėti kitiems, bet ir savo, tai norėčiau pasidalinti tą patirtim, kurią aš gerai žinau ir kuri iš tiesų yra labai veiksminga. Ypatingai džiaugiuosi tuo, kad netgi štai šitos bendruomenės, šitos kompanijos žmonės, kurie jūs čia sutelkė, jie taip pat yra mano mokyklos klausytojai ir šių idėjų propaguotojai. Tai man yra dvigubai malonu su jumis bendrauti. Visą tai prasidėjo senai, turbūt daugiau negu prieš 100 metų, kada Lietuvoje buvo tokie žmonės ir jie čia veikė, tarnavo kitiems ir padėjo mokytis esminių sveikatos abėcėlės dalykų. Tai buvo Vydūnas, tai buvo Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis, Vasilis Sezemanas, Karolis Dineika. Šitie žmonės yra patys stipriausi Lietuvos sveikuoliai, didžiausia palikę čia savo įdirbį, savo idėjas, savo laimėjimus ir tarnavę žmonėms. Ir jeigu jums reikėtų kada nors ieškoti atramos kažkur tai literatūroje, tai tikrai prisiminkite tas pavardės, paskaitę jų knygas, tikrai rasite didžiulį išminties lobį ir jo galėsite puikiai pasinaudoti. O kas tai per lobis ir kas tai per dalykai, kuriuos reikėtų žinoti kiekvienam, kuris nori būti sveikas ir laimingas.
Tai visų pirma yra suvokimas, kad žmogus nėra vien kūnas sudarytas iš odos, raumenų, kraujagyslių, kuris turi kraujotakos sistemą, kuris turi kraują, limfą ir daugybę kitų skysčių, kuriame veikia tam tikri principai kaip kvėpavimo, šalinimo, judėjimo, mitybos, atsparumo ir taip toliau. Tai visą tai kartu sudėjus, kai veikia darniai ir harmoningai, galime kalbėti, kad žmogus yra sveikas ir laimingas. O kaip pasiekti tos harmonijos būsenos? Kągi dar reikėtų žinoti iš to, ką sakiau, kad yra labai paprasta. Tai visų pirma reikia žinoti, kad, kaip jau minėjau, žmogus ne tik tai yra kūnas, bet jis turi dar sielą ir dvasią. Kuo tai skiriasi, jūs galėtumėte sužinoti nuėję į bažnyčią ir paklausę kunigo. Jis jums pasakys, kad kiekvienas iš mūsų šalia kūno turi sielą, kuri yra jo gyvenimo kapitonas, kuri neleidžia jam paklysti ir sugeba išvesti jo gyvenimo laivą per sunkius išbandymus. Tai kiekvienas tą turi, bet dvasia žmoguje atsiranda ir gimsta tada, kada žmogus į savo gyvenimą įsileidžia Jėzų Kristų. Turėdamas Dievą savo širdyje ir turėdamas Dievą savyje, žmogus tikrai niekuomet nepaklys ir visuomet ras išeitį iš pačių sunkiausių gyvenimo kryžkelių, iš pačių didžiausių audrų. O tiems, kuriems sunku suvokti Dievo buvimo prasmę ir esmę, patikėti juo, kurie visuomet gyveno ateistinėje dvasioje ir niekuomet nesusidūrė su antgamtiniais dalykais, tai noriu pasakyti, kad jūs galite ir kitaip matyti žmogų su jo siela ir dvasia. Tai įsivaizduokite žmogaus kūną kaip laivą, kuris plaukia per gyvenimo vandenyną, kad tame vandenyne jis nepaklystų ir neužplauktų ant seklumų ir ant uolų, kad jokie nebūtų jam baisus vėjai. Žinoma, laivas turi turėti kapitoną, stiprų, išsilavinusi, patyrusi kapitoną. Šitą kapitoną būtų galima vadinti laivo siela, žmogaus siela. O dar paprasčiau, tai mūsų protas ir jausmas, kuris veikia kartu ir išvien, ir yra tas mūsų kapitonas, kurį galima vadinti laivo siela. Bet netgi labai protingas ir labai jautrus žmogus, kuris iš tiesų jausmingas ir supranta savo įgulą ir su jais gerai sutarė. Ir žinodamas gerai lociją, navigaciją, astronomiją, jisai vis tiek gali nuplaukti ne ten, jeigu nemoka skaityti ženklų, kurie yra aplink laivą. Tai yra švyturiai, tai yra įvairūs navigaciniai ženklai vandenyje. Ir tai yra įvairios šviesos naktį, kuris reikia mokėti skaityti. Ir pagal jas nukreipti savo laivą reikiamą kryptimi. Tai visą tai, kas supa laivą ir neleidžia jam paklysti ir nuplaukti ten, kur nereikia, tai yra ta navigacinė aplinka, galim ją vadinti dvasinė aplinka. Tai yra ta dvasia, kuri veda laivą reikalingą kryptimi. Ir žinoma, jinai jau nuo mūsų nepriklauso, jinai buvo, yra ir bus. Ir jeigu pamenat, ką sakiau prieš tai, kad tą kryptį žmogui duoda gyvenime Dievas, tai yra tas dvasingumas, kuris neleidžia laivui paklysti. Tai jeigu jūs netikite Dievu, tai turite patikėti švyturiais ir kitais ženklais, kurie tikrai duoda laivui